Jonai, pagal 4 metų laikus, ar yra kokios nors organizmui būdingos būsenos ir kokių medžiagų dažniausiai vis tik tai trūksta? Kada mes taip išlepinti galim vaisius valgyti žiemą, vasarą, rudenį, pavasarį, tiesiog mes išjungiam tą riebalo deginimo mechanizmą. Tai vat kaip meška žiemą. Per vasarą prisivalgysi uogų, lašišų, prikaupia riebalo ir per žiemą išgyvena degindama šitą riebalą, versdama į energiją. Tai mes taip pat turim šitą mechanizmą, bet vat, kada mes savo evoliucijai, žmonių evoliucijai, kada pradėjom valgyti vaisius ištisai tada, kada šaldytuvai atsirado, o kada jie atsirado visai nesenai. Tai vat, mes dar neprisitaikėm prie šito ir vat, čia priežastis yra visų insulino rezistencijos, todėl kad prioritetas yra deginti gliukozę, o mes tos gliukozės duodam žiemą, vasarą, rudenį, pavasarį. Tai mano rekomendacija būtų tokia, kad reikia papasninkauti, reikia mažiau saldumynais piknaudžiauti ir įjunkim mes tada šitą riebalo deginimo mechanizmą ir turėsim daugiau energijos ilgesniam laikui ir geresnę sveikatą.